Ar įmanoma išvažiuoti iš Vilniaus, važiuoti ne pagrindinės keliais, lysti į miškus, stoti turistinėse vietose ir tuo pačiu sužinoti, kur slepiasi skaniausias degalinės dešrainės? Žinoma, kad įmanoma ir būtent tai aš šiandien bandysiu išsiaiškinti. Važiuosiu iš Vilniaus į Trakus, stosiu įvairiose degalinėse ir žiūrėsim, kuri degalinė visgi laimėjo. O dar pakeliui mes patikrinsim, kaip veikia labas internetas. Žiūrėjau. Kągi, pirma stotelė Vilnius, daug konkurencijos, daug degalinių, daug maisto, iš tikrųjų, man atrodo, nebus sunku išsirinkti gerą dešrainį. Tai pabandysime nuo pirmos stotelės, šalia Neries, išvažiuojant iš miesto centro. Nu ką, paragausim ir įvertinsim, ar čia skanu. Aš manau, kad miestas turi skanių dešrainių. Einam. Skanus, šviežias dešrainiukas. Einam, toliau pavalgysim. Na štai, pasigrėbiau eurainį, kuris kainavo 1,99 €. Geras eurainis. Gerai, pirmas kąsnis, pirma stotelė, vertinam. Labai daug padažų, bijau, kad refliuksas sukils. Ne, nu klasika, čia tiesiog klasika ir geras skonis, kai reikia greitai ir pakankamai nesveikai pavalgyti. Man patinka, kad bandelės paviršius traškus, padažai labai skaniai persiteikia. Vertinimas 10 baliai sistemai. Gerai, klasika. 9. 9 tebūnė, nu. Žiūrėsim, gal kažkas geriau bus. Na kągi, antroji mūsų stotelė, antroji degalinė ir einam čia ragausim tada. Tik nežinau, aš pamačiau tokį ženklą ir galvoju, ar man imti dešrainę ar geriau. Viena problemėlė. Viena problemėlė, kad nebuvo dešrainių, bet paėmėm tokį burgerį, sakyčiau. Pažiūrėsim, ar jis skanus iš vis, ar gal skonis bus tiesiog kaip dešrainė. Bet yra didžiulis pliusas, kad galima prisėsti. Matosi greitkelis. Visai jauku. Tai ką, bandom pirmąjį kąsnį. Vidus šaltas, įdomus toks. Nežinau kaip vertinti, žinau, tikrai nuoširdžiai. Jeigu ne laukas, ne šitas staliukas. Gerai, vertinam. Nuo 1 iki 10. Kadangi nebuvo dešrainių, minusuoju 2 balus, jau 8, bet jeigu dabar vertinam skonį, 6. Sorry, 6. Iš tikrųjų neaišku, ką valgau. Nu ką, paragavau sumuštinio, aš buvau vertinęs į 6, paragavus ir pavirškinus vertinu 4. Dabar iki 4 nukrito. Bet dabar važiuojame į Liudvinavo centrą, miestelio centrą, pažiūrėsim, kaip veikia labas internetas. Varom. Ai, jo, teisingai. Veikia internetas puikiai. Va, žiūrėkit, be jokio lago. Tik tokas scrollina. Va, ir iškart užkrauna. Iškart. O mes esam tiesiog gyvenvietei Liudvinavas, jeigu teisingai atsimenu, jo. Va, tiesiog gyvenvietei, veikia internetas, žmonės eina, scrollina. Dabar jūs žiūrite ir klausėt, kodėl mes čia darom šitą dalyką, kodėl tikrinam. Pirmiausia, todėl, kad buvom mes mieste, tai mieste visai geras internetas. Dabar atvažiuojam į Liudvinavą, tokią gyvenvietę, tada važiuosim į gamtą, tada iš vis važiuosim šiaip į kokią nors skylę, nežinau, į kanalizaciją, nu kažkur, kad keistųsi lokacijos, keistųsi atstumas ir viskas. Ir štai turim naują aktorių. Na, o dabar lekiam į 3 mūsų degalinę, suvalgyti, tikėkime, jau tikrai gausim dešrainį, kurį galėsiu įvertinti gal net 10 balų. Važiuojam. Kągi, 3 vieta, 3 degalinė jau šilta pasidarė, pasikeisim biškį outfituką ir ragausim 3 dešrainį. Eime. Kągi, keliaujam. 3 dešrainis ir pagaliau gavom dešrainį, kas yra gerai. Nebereikės valgyti to, nes aš net nusipirkau kolos, žinokit, po paskutinio. Kažkaip tai neramu ant skrandelių. Kas gerai, iš karto sakau, kas yra gerai. Pats pirmas dešrainis, kurį valgiau, buvo ne tokioj donytėje, o tokioje atviroj bandeliai.
O man patinka, va taip, būna tada tas padažas nebėga. Čia jau pliusas bus, čia jau bus pliusas. Gerai, pasakysiu, kas yra gerai. Pirmas dalykas, bandelė irgi traški ir minkšta. Dešrelė daug skanesnė negu pirmo sumuštinio. Padažai irgi, aišku. Šiaip skonis realiai per daug nesiskiria, jis panašus, bet vis tiek šitas geresnis. Todėl skiriu 10 balų trečiajam savo dešrainiui. Tikrai, aš net mėgau jas dabar valgydamas jį. Nu ką, atvažiavome į Trakų Vokės dvarą ir einam tikrinti internetą. Tikėkimės viskas veiks sklandžiai ir greitai. Esam tikrai labai gražioj vietoj. Aš pirmą kartą čia, reikės atvažiuoti, bet dabar patikrinkim, kaip veikia internetas. Ir kadangi aš čia pirmą kartą, aš nelabai žinau šiaip ir istorinių faktų ir kas čia per vieta tiksliai, tai man reikia nueiti į Wikipediją. Bet dar geriau parsisiųsiu Wikipedijos appsą. Yra toksai appsas pasirodo. Ir pasiskaitysiu apie šią vietą. Wikipedija. Na, appsas, siunčiamės. Op, tukšt. Tai žodžiu, veikia puikiai internetas, atsisiunti appsas per kelias sekundės. O dabar metas pasikultūrinti ir paskaityti apie šią gražią vietą. Pas jūs dešrainių yra? Ne? Šiaip ekstra atveju. Bet jie gal nelabai panašu į... Ketvirtas kartas, bet vėl jie neturėjo dešrainių. Koks ir buvo tikslas šiandienos, bet užtat ką tik šviežiai iškeptas kibinas. Tai, pavadinkim, kad tai yra dešrainis, tarkim. Nesupykit kibinų ekspertai. Tai važiuojam link Trakų, todėl kibinas visai tema. Ragaujam. Karštas labai. Gerai, neužkabinau mėsos, truputėlį palaukit. Gerai, atėjau prie mėsos jau. Ar jums taip yra, kad žiūrėt į žmogų, kuris valgo biškį šlykštoką, ne? Karšta! Kadangi kibinus apskritai aš daug labiau mėgstu negu dešrainius, tai jau +1 balas. Mėsa labai skani. Tešla labai gera. Net nedavažiavus Trakų, aš jau jaučiuosi kaip Trakuose. Viskas, gerai. Fiksuojam 12 balų iš 10. Žinau, kad taip negalim, bet bus 12. Kas ten buvo? Gamta. Varnikų pažintinis takas. Visiška gamta, miškas, aplink nieko nėra, bet pažiūrėsim, ar yra internetas. Šiaip esam gamtoje, net nesinori telefoną imti į rankas. Gerai, teksim telefoną ir tikrinti ryšį. O kad mes patikrintumėm ryšį, pabendrausim su ChatGPT ir paklausim, ką jis man gali papasakoti apie Varnikų pažintinį parką. Sveikas, ChatGPT, norėjau paklausti. Esu Varnikų pažintinėme take, parke. Papasakok apie jį kažką įdomaus ir kas tai yra. Varnikų pažintinis takas. Dabar pasakyk man, o kaip šitoj vietoj tame parke veikia internetas? Šioje vietoje internetas gali veikti gana nepastoviai, nes aplink miškai ir pelkės gali silpninti signalą. Bet matai, aš šneku su tavimi, naudodamas labas internetą ir mes susišnekam puikiai. Tai internetas geras. Na, puiku, kad signalas tave pasiekia ir ten. Gamtos apsuptyje veikiantis internetas tikras patogumas. Tai reiškia, kad gali ir mėgautis pažintiniu taku ir būti pasiekiamas. Taip, ačiū tau. Ačiū tau, kad leidai man patikrinti internetą. Iki. Susimatysime. Aš paskui dar turėsiu klausimų dėl skrandžio problemų, nes aš suvalgiau tokią nesąmonę biškiai, gerai? Bet paskui pakalbėsim. Viskas iki.
Atvažiavom 5 dešrainį. Apsišiksiu šiandien. Wow, šitas atrodo labai gerai, žiauriai gerai, bet aš jo dabar neragausiu čia, nes važiuosiu į kitą gražią vietą ir paragausiu tenai, kad galėčiau kelti istoriją arba padaryti kažkokį gal rilsą, nežinau, sugalvosiu. Nes dabar taip visi daro, tiesiog fotkina maistą ir kelia internetą. Ir aš taip darysiu. Todėl jis atšals ir gali nukrist balas. O dabar ragausim stirnienos. Kažkaip kitaip kviečia. Ne, dar negalima. Ne, Arnai valdykis, dar reikia gražios vietos. Vaikučiai, pažiūrėkit, čia yra vabzdžių namelis. Skruzdėliukų visokių ten tokių, viena gyventoja yra. Čia skruzdžių namelis toksai, va. Tai va, einam toliau. Labai toli einam, aš jau noriu valgyti, atšalo ir truputėlį sukrito. Bet gerai, nemušiu dėl to balų, nes pats kaltas. Bet aš jau matau ežerą. Gamta, ramybė, degalinės, dešrainis. Bet ką aš noriu padaryti, aš noriu kelti šitą dešrainį, kad visi man pavydėtų ir pamatytų, kad aš esu prie ežero. Bet taip, dešrainis centre. Ežeriukas, takšt. Kelsiu tiesiai į savo socialinius tinklus, Arnas Ašmanas, prašyčiau visi pasekite mano porotpelį, jeigu norit pamatyti dešrainį ir kito gero turinio. Ir keliam istoriją, žiūrim, ar greit kels. Iš karto, momentaliai, dar pažiūrim. Uploading. Dabar lauksiu gerų atsiliepimų ir kad žmonės man pavydėtų. Skanaus dešrainį prie gražaus ežero. Ragavom ir vertinam. Super skonis. Labai skanu. Reikia vertinimo. Žinot, kai būna etiniai gamtą ir gamtoje pasidaro viskas skaniau. Tai čia tas atvejis, kad tikrai skaniau. Todėl šitam dešrainiui duodu, gerai, nepykit, 9 balai. 9 balai, gamta prideda dar vieną, tai tebūnė 10. Bet sugrįšim dar prie to mėsainio kažkokio. Žinokit, dar minusuoju 2 balus. Man stovi, kad atrodo tas skonis net gerkliai, tai 2 balai. 2 balai tebūnė, šitas 10 balų. O dabar netrukdykit man, aš pasigrožėsiu gamtą ir skaniai suvalgysiu savo dešrainį. Viskas, kelionės tikslas pasiektas, mes esam Trakuose, atvykom, važiavom ne pagrindiniais keliais, užsukom į degalinės įvairias, nes mūsų kelionės tikslas buvo šiandien išbandyti įvairius dešrainius ir pažiūrėti, kuris yra skaniausias. Taigi padarykime vertinimą ir noriu išrinkti 3, top 3 dešrainius. Tai pirma vieta yra ne dešrainis, o kibinas, kuris buvo labai skanus, labai geras kibinas, mėsytė sultinga, riebaliukas taip skaniai bėga, žodžiu. Pirma vieta yra kibinui, jam skiriu, man atrodo, 12 taškų. Antra vieta būtų skirta dešrainiui, kurį ką tik suvalgėme prie ežero, gamtos fone. Ir trečioji vieta keliauja visgi miesto sumuštinukui, dešrainiukui iš Vilniaus. Labai skanu buvo šiaip. Tai va, o dar vienas dalykas, mes tikrinom ir interneto greitį. Važinėjom su Labas, matavom, kur kas veikia, kaip kas siunčiasi, kaip keliasi istorijai. Tai mes esam Trakuose, tai čia tiesiog reikia pasižiūrėti, kad yra pilnas ryšys, 5G, tai yra miestas, miesto centras, puikiausiai veikia internetas. Tai tiek, šiandien tiek padarėme 2 dalykus. Išrinkome skaniausią dešrainį ir patikrinom, kaip veikia Labas internetas.